Žodžiu, atvažiavom. O, eik tu savo, tu pažiūrėk į kokį... Ai! Į kokį tikšlyną mes atvažiavom. Aš nežinau. Važiavom Zolelė. Suslidėm. Bet tai kaip mes išvažiuosim? Skimperio padangos. Mačiau, gerai, kad žemynės. Oh my god. Nu, žodžiu, mes čia biški užsirovėm. Aš tai nesitikėjau tokio. Gerai atrodo. Ai, Manęs automobilį. Na, čia slidu. labai slidu. Čia Karolina iš ateities. Mes tuo metu nežinojome, bet pasirodo vyko viena stipriausių pastarųjų dešimtmečių viduržemio jūros audrų, savo galią prilygusi vienos kategorijos uraganai. Karolina ima maisto ir neš. Aš nenešiu aš įkvies. Eik, tu pasijai, Saulytė. O, man atrodo, ką tik įsigijom šunį. Jis slepia. Turiu neišlaikau. Kur dabar atėsiu patėlės? Oi, kokie gražus mokasienai, brangus gražus. Dabar pigesnė biški patapo. Ai, žiūrėk viskas. Bet jis laižas, tai gal dabiškiai nukanda kažką. Toks fainas. Nerijus galvoja, kad mes pastrigom 3 dienom. 2, nes 2 dienas lis, o paskui nebelis, tai kai nebelis gal išžiūs ir išvažiuosim. Tai mes skaičiuojam maisto likučius, nes parduotuvė, nežinau, artimiausių kažkokių 10 kilometrų. Na, bet užtat gamta graži. Žodžiu, aš galvoju, kad mes išvažiuotum. Aš galvoju, ne. Bet įvažiavom visiškai kemperis slydo, tu pasavau. Biški slydo, biški ne. Karolina sako, stok, nuvažiuosim nuo olos, stok. Nu kur tau nuo olos, ten 500 metrų dar iki tos olos. Buvo kaip baisu. Gavau vaizdą, kokį norėjau. Gali būt, kad per ilga. Čia man atrodo, gražiausia vieta. Wow. Maitinam šuniuką šitą, tai jau turim 3 šuniukus, vienas jis visai barikščiuks, va čia pasislėpęs. Aš nežinau, kaip man čia dabar daryti. Žodžiu, reiks visą maistą atiduoti. Bet jie atrodo ne benaminės ant kakliukais, bet tokie faini. O tam barikščiukui yra kojytė sužeista. Karolina šunis maitina su bulbėm iš kemperio. Daugiau nieko neturi. Bet Mantinas tai valgo, inteligentas nevalgo. Jie jau vardus turi. Yra inteligentas, draugelis, o šitą nežinau, jį mergytė. Mergytė. Be proto gražu. Išėjom pahaikint. Dar tokio kalną užlipom. Dar tai gražu. Nerijų šunų turi. Pasimtumėm juos, pakviestumėm kemperį ir viskas. O kur trečias? Kur mūsų inteligentas? Kažkur inteligentas O dingo. beje, situacija gerėja, Saulytė išlindo, tai gal ir išvažiuosim. Dresuoti šunis visi eina paskui Karoliną. Karolina yra jų vadė. Jie iš tikrųjų dresuoti, taip ir turi eiti šunis. Geras, ne? Pataikiau ne į tą kelią. Tai dabar einu su svoriu ant kojų. Nerijus ir jo šunis ir kemperis. Ir tai nugriūsi. O, Jėzu, mergaitė kaip stumia. Nu, jeigu ir užstrigom, tai be galo gražioje vietoje. Batai. Su paaukštinimu. Tai jau toliau. Lipsiu Solelė. Mūsų šuniukai čia visur padeda. Aišku, jie norėtų, kad mes neišvažiuosime, manau. Einu pastumti. Stumėm. O, žiūrėk, tai mano rankos reikia ir iš karto. O, einu iš galo pastumsiu. Taip sakant, be moters kemperį tai niekai. Taigiausia nesigauna įvažiuoti. Bet tai bėda kaip gerai, kad užsiubai. O, jeigu išvažiuosim ant asfalto, tai sakėm šuniukui, duosim įsitis. Pusę kelių išvažiavom, dabar einam tikrinti kelią, nes šitaip jau sunkiau. Tai gali būti ir papuolę. O Dieve, Dieve.
Čia taip pasivažinėjimas. Ir jūs šiaip netaip pasiryžo paaukoti kilimą. Nežinau, čia labai protinga, bet gal paeis. Čia mano idėja. Jo. Žiūrėsim. Nerijus jau iš nevilties, aš suprantu. Jeigu tu gali, tai biškai taip prispausiu koją. Pagaus, bet žiūrėk, kad pati nepapūdų ratais. Tai net nebejoju. Žiūrim, kas čia gausis. Bijau. Nu, tikimės geriausio. Viens. Tai mes jau esam beveik išsilaisvinę. Mūsų slovakai draugai padeda ir po truputį jau, manau, greitai būsiu. Dedam akmenis po ratais, kad turėtų už ko užsikabinti. Ir dabar liko paskutinis čia įvažiavimas. Nu ką, mums liko įveikti paskutinį kalną ir bus viskas gerai. Reikia tik dabar stipriai įsibėgėti. Ten slovakas labai gerai reguliuoja. Nerijus ralistas yra 300 000. Dabar svarbu nesąmonę nebeprisidaryt. Nu, pažiūrim, kaip atrodo kemperis iš po išgyvenimo. Nerijaus batai. Vienus pametė, kitus sugadinai. O dieve, tvarkšas kemperis, nu žodžiu. Va čia toks purvas krenta iš kemperio. Buvo labai baisu, nes važiavau, viskas dingėjo, tratėjo, ir taip šokinėjo ir baisiai baisu buvo. Bet išvažiavai? Tai važiavom, išsilaisvinom iš purvo ir atvažiavom į Šventyklų slėnį. Čia yra senovinės graikų slėnis, kur yra Dzeuso ir Jupiterio šventyklos. Ir išlikę tokie dalykai. Ir mes su Nerijum kalbam ir diskutuojam, kaip čia jie viską padarė tais laikais prieš daug tūkstančių metų. Čia įspūdinga labai, nesitikėjau, kad tie galim padaryti. Kas nors darbė nesigauna, kaip nesigavo, tai to nepadarėm. O čia ateinu ir žiūriu, ką žmonės prieš 2500 metų padarė. Pačiam kartais sarmata ima, kad kažko nepadarau, kai jie tokį dalyką padarė. Viešai per tą dėmesio atvažiuoti Vietakį mes sumokėjom 28 eurus. Ja. Dviese. 5 kilometrus reikia, tai žodžiu, nusiteikit pasportuoti. Tai patikėkit, tikrai verta pamatyti. Tai yra ir modernių skulptūrų. Žiauriai faina, sausio mėnesį, žiūrėt, mes čia pravadinom obelim, kaip obelį žydė, bet čia ne obelis, bet žydė, įsivaizduojat? Ir čia, žiūrėkit, ir gėlės, dubiliukai. Man patinka keliauti su kemperiu. Apžiūrėjom šitos griuvėsius, važiuojam prie jūros. Turkų laiptai, turkų laiptai. Turkų laiptai. Važiavom į apelsinų plantaciją. Buongiorno. Mandarinai, arancia. 6 eurai, šitie 5 eurai, šitie 6 eurai irgi. Visa dėžė. O not for just for it? Mangiare. Mangiare. Mangiare ci sono. Perkam. Okay, we want this. O mandarinų neima? Jau biškai jau bus per daug. Brangioji, nulipsi? Ne. Brangioji, aš kaip vairuoju. Aš su baltais džinsais. Nedėk čia. Imkim. Gerai. Lūk, siūlelė, lūk. Nerijau, kur čia atvažiavai? Tai turkų laiptai, tikrųjų turkų laiptai. No. Dėl to, kad čia turkai puldavo juos ir lipdavo per tuos tarsi laiptus, pavadino šitą vietą turkų laiptais. Nes čia piratai puldavo siciliečius. Šiandien daug turistaujame. Labai graži vieta, šiaip viena iš gražiausių Sicilijos vietų. Įspūdingai atrodo.